Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 83 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie mutable tipus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, jeigu mes sukursime su jumis klasę ir po to tos klasės objektą ir perduosim tą objektą į kažkokią funkciją, tai mes perduosim referencą to objekto. Tai jeigu aš viduj pakeisiu tą value į 5, tai ir rezultatas pas mane bus irgi 5, kai aš iš tos funkcijos išeisiu. Tai tas objektas SumClass pas mane pasikeis. Ir dabar, kai mes paleidžiame kodą, mes matome, kad prieš kviečiant funkciją pas mus value buvo 0, o po funkcijos kvietimo pas mus value yra 5. Jūs prisimenate, kad pas mus yra toks dalykas kaip in argumentas. Ir jeigu mes tą objektą perduosim kaip in argumentą, tai vis tiek nieko nepasikeis. Mums neleistų pakeisti value, jeigu tai būtų pas mus struktūra, nes mes perdam struktūrą ir visus laukus, kurie yra viduj struktūros. Bet kai tai pas mus yra klasė, mes perdam tik adresą, kur guli tas objektas. Ir dėl to išeina taip, kad adreso mes nekeičiam, mes pagal adresą pereinam ir žiūrim, kokios reikšmės ten pas mus yra. Ir keičiam būtent tos reikšmės. Tai tas in nekaip neįtakoja klasės elementams. Ir kaip būti tokia situacija, kaip mums pakeisti tą tipą, tam, kad mes negalėtume pakeisti to value, kai perdam kažkokią funkciją. Nes mes, tarkim, galim sukurti biblioteką ir kad su tą biblioteką galėtų dirbti kiti žmonės. Ir mums reikia įsitikinti, kad tie žmonės nepakeis tam tikrų dalykų mūsų klasėje. Tai mes galim padaryti taip, kad mūsų tipas būtų immutable. Yra dvi sąvokos – mutable ir immutable. Mutable reiškia, kad mūsų objektas gali keistis, o immutable reiškia, kad mūsų objektas nesikeis. Jeigu mes norime, kad objektas turėtų kitos reikšmės, mes turime sukurti naują objektą, kuris ir turės tos naujos reikšmės. Bet senas objektas nekaip nepasikeis. Kaip tai galima padaryti? Mes galim padaryti tai tokiu būdu. Tai vienas tipas pas mus bus mutable, kitas bus immutable. Ir kaip jūs matote, mes sukūrėm daug objektus ir mes galim lengvai pasiekti ir vieną ir kitą elementą. Bet nustatyti elementą mes galim tik prie mutable objekto. Prie immutable objekto mes to padaryti negalim, nes pas mus nėra čia setterio viduj. Ir kaip matote, mes net negalim aprašyti metodo setValue, nes prie mūsų savybės setteris neaprašytas. Tai dabar tikrai pas mus yra immutable tipas. Ir lygiai taip pat tas tipas veiks, kai mes jį perduosim į kažkokią funkciją. Taip pat mes galim parašyti vietoj setterio init. Ir tada, kai kursime objektą, vietoj tokio kūrimo mes galėsime pritaikyti kitokį. Tai galim atsisakyti nuo konstruktorių ir aprašyti tai kitokiu būdu. Ir priskirsim tos reikšmes. Na ir tokiu būdu mes galim kurti tos immutable tipus ir inicializuoti tos tipus. Ir jeigu mes norime sukurti kopiją, tai ne visai patogus būdas pas mus yra. Mes turime parašyti tai tokiu būdu. Ir tada iš immutable tipo turime paimti visus tos dalykus. Tam, kad tai padaryti būtų paprasčiau, mes galim sukurti metodą, kuris ir darys kopiją. Mes galim sukurti tokį metodą ir nurodysim, o su kokiais parametrais mes darysime kopiją. Ir nurodysim tik tam tikrus parametrus. Mes, tarkim, norime kopijuoti tą immutable objektą, bet pakeisti tik value2. Tai mes galim tai padaryti, naudojant mūsų metodą. Mes sakome immutable ir kviečiam metodą copy_will. Ir naudojant vardinį argumentą, mes pakeisime tik tą value2, o visi kiti bus lygiai tokie patys, kaip ir prie mūsų immutable originaliojo objekto. Ir kai dabar paleidžiame tą kodą, tai tikrai matome, kad value2 pas mus pasikeitė. Tai jeigu mums reikalingas tipas, kuris nesikeis, tai galima parašyti jį tokiu būdu, kaip jūs matote čia. Taip pat mes ir turime kai kurios immutable tipus. Tarkim, vienas iš tokių immutable tipų tai yra string. Kaip jūs matote, string tai yra klasė. Tai reiškia, mes kopijuojame nuorodą į tą klasę. Ir jeigu aš po to prie B pasakysiu world ir pabandysiu išvesti A ir B, tai mes matysime, kad pas mus buvo sukurtas naujas stringas ir jis buvo priskirtas prie B. O tas stringas A pas mus liko taip pat prie A, kaip ir buvo prieš tai. Tai nekaip neįtakoja A tipui, mes negalim pakeisti mūsų stringo, dėl to ir nėra setterio prie indeksatoriaus pas mus.
Mes galim pagal tam tikrą indeksą paimti elementą ir jį išvesti, bet nustatyti elementą mes negalim. Aš negaliu pasakyti, kad pagal tam tikrą indeksą man reikia nustatyti kitą raidę. Tai reikia daryti kitais būdais, mums reikia sukurti naują stringą ir į tą naują stringą įkišti naują raidę. Ir yra tokie specialūs metodai, naudojant kurios mes ir galim tai padaryti. Jeigu aš pasakysiu, kad pagal pirmą indeksą noriu įkišti x, tai pas mane bus sukurtas naujas stringas ir jis bus priskirtas prie b. Ir jis nekaip nebus pririštas prie originaliojo stringo, kuris pas mus buvo prieš tai. Kaip jūs matote čia. Kiekvieną kartą pas mus yra kūrimas vis naujas ir naujas stringas. Lygiai taip pat su tuple tipu. Čia ne tas tuple, kuris įprastai pas mus yra naudojamas, čia klasė tuple. Tai aš galiu išvesti tą item 1, bet negaliu nustatyti, nes tas tipas yra imutabilus. Bet jeigu mes taikysim kitą tuplą, tai mes galėsime kaip išvesti tos elementus, taip ir pakeisti tos elementus. Aš galėsiu pasakyti, kad noriu pakeisti kaip pirmą itemą, taip ir antrą itemą. Ir tai man leis padaryti, nes tas tuplas jau yra neimutabilus. Tai dabar jūs žinote, ko skiriasi immutable tipai nuo immutable tipų. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.